Toliau, kai kalbame apie pačią maldą, labai svarbu prieš ją pakviesti savo apsaugą. Tai yra labai svarbu uždėti Jėzaus Kristaus kraujo apsaugą ant savęs, ant savo artimųjų, ant savo turto, ant savo visos aplinkos, kurioje esu. Tam naudojame 91 psalmę ir skaitome, sakome aplinkinių žmonių, kuriuos įmame į apsaugą, šitų žmonių vardus įvardiname net. Paprastai aš dar naudoju ir 121 turbūt bus lietuviška psalmė. Ne vieną tokią eilutę ir 17 psalmė, čia rusiškas variantas, mums reikia žiūrėti, aš tiksliai nežinau, galbūt bus 18, tai yra, kur Dievas įgalina mūsų rankas kovai, duoda mums įgalinimus. Ir aš turiu ne vieną tokią eilutę pasirinkusi. Dievo pagalba aš nugaliu kariuomenę ir peršoku per tvorą, yra tokie žodžiai. Tai gali būti bet kuri rašto eilutė, kurioje yra Dievo apsaugos pažadas ir garantas. Ir tik toliau vyksta pati malda. Apie ją aš nekalbėsiu, bet norėjau duoti nuorodas, kokia širdimi mes startuojame, nuo ko mes pradedame. Ir dar pridursiu, nuo kogi prasideda malda. Tai imame pagrindų Izaijo 51:6. Ji kalba, pakelkite akis į dangų ir pažiūrėkite iš aukštai žemyn. Čia ir sustosiu. Tai yra būtent pakelti iš pradžio akis į viršų, į dangų ir jau tik tada žvelgti žemyn ir matyti šiuo žvilgsniu situacijas, į kurias jūs meldžiatės. Ir štai taip prasideda užtarimo malda. Ir ši pozicija labai svarbi iki pat maldos pabaigos. Žemyn mes nesileidžiame, mes meldžiamės iš aukštai. Palaiminti Lietuvą pabaigoje ir pasimelsti.